energija ir vibracija. Vibracija ir energija seniai nebėra kažkokia mistika. Mes puikiai suprantam, kad mūsų širdies plakimo ritmas pasakoja apie mūsų sveikatą. Kad kiekvieną dieną mes susiduriam su daugybė nematomų, nejaučiamų, neapčiuopiamų, bet labai realių dažnių, tokių kaip mikrobangos, Wi-Fi, radio bangos. Ir visa tai seniai tapo mūsų kasdienybė. Mūsų smegenys taip pat veikia tam tikrų ritmų ir tas ritmas bus labai skirtingas, kada mes esam stresiniai situacijoje ar kada mes esam gilioj meditacijai. Anksčiau mes tą smegenų veiklos pokytį galėjom išmatuoti tik labai brangiais ir sudėtingais elektroencefalografais klinikose. Dabar atsiranda vis daugiau įvairių aparatų galinčių tą išmatuoti realiam gyvenime ir realioje veikloje. Ir jeigu mes suprantame, kad smegenys yra vienas iš svarbiausių sprendimų priėmimo organų, tai tampa labai akivaizdu, kad mūsų smegenų būsena įtakoja absoliučiai viską. Nuo verslo plano iki santykių šeimoje, nuo mitybos pasirinkimų iki gyvenimo krypties. Visa tai realiai priklauso nuo mažų ir didelių mūsų sprendimų. Kalifornijos universitete atlikti tyrimai rodo, kad šiuolaikinis žmogus vartoja 10 kartų daugiau informacijos negu prieš 50 metų. Vadinasi, mūsų smegenys turi apdoroti 10 kartų daugiau informacijos. Suskirstyti ją į stalčiukus ir iš to bandyti priimti geriausią sprendimą. Bet biologinės mūsų smegenys per 50 metų taigi nepasikeitė. Jų pajėgumas 10 kartų nepadidėjo. Ir dėl to smegenys dažnai nesugeba apdoroti visos tos lavinos informacijos, kuri į mus liejasi. Ir dėl to mūsų gyvenime tiek daug abejonių, pasimetimo, sutrikimo, tiek daug baimės, nežinios dėl to, kas bus toliau, nes mūsų smegenys visam šitam chaose jau nebesusigaudo, kas vyksta. O dar įdomiau pasidaro tada, kai supranti, kad iš tos informacijos, kuri tave pasiekia, didelė dalis yra netiesa. Taigi, kas vadovauja mano protui? Mano išjausti pasirinkimai? Ar tai kaip gavosi? Ir žinai, paradoksas yra tame, kad jeigu aš neskirsiu laiko savo minčių higienai, netgi mano norams vadovauja visiškai atsitiktiniai dalykai. Ir dėl to vieną dieną noriu, kitą dieną nenoriu, trečią dieną persigalvojau, o ketvirtą dieną tiesiog viską mečiau. Garsas ir vibracija yra nuo senovės naudojami gydymui, harmonizavimui, nuo šamanų būgnų iki giesmių bažnyčiose, nuo garso kamerų Egipto piramidėse iki mūsų sutartinių. Visos tautos visada suprato, kad garsas turi galią harmonizuoti mūsų kūną, protą ir sielą. Monroe institute garso poveikis yra tyrinėjimas nuo 70-ųjų metų. Ir tai yra šimtai patentų, tai yra tūkstančiai atliktų tyrimų kartu su Amerikos universitetais ir klinikomis, patvirtinančių, kad šita garso technologija veikia ne tik tai fizinės smegenis, bet ir žmogaus savijautą. Jie netgi naudoja kaip nuskausminamuosius. Jie veikia mūsų protinius gebėjimus ir svarbiausia, jį optimizuoja sprendimų priėmimą. Taigi gydančio garso programa ir apjungia tą senovės išmintį apie čakras, mantras su šiuolaikine mokslu pagrįsta ir ištyrinėta garso technologija. Su Monroe instituto garso technologijos pagalba kiekviena dalis tavo kūne bus apdovanota specialiais gydančiais ir harmonizuojančiais dažniais, tam, kad po savaitės tu galėtum sugrįžti į savo natūralią ir sveiką būseną. Ir kaip manai, kas pasikeis tavo gyvenime, jeigu visus savo sprendimus priimsi būtent iš tokios harmoningos būsenos?